Labas vakaras. Vėl sveikinuosi su visais ir visomis. Kaip visada, pirmadienio mūsų jau įprasta ir tradicija tapusi vakarą. Tai yra sielos aritmetikos rubrika ir be galo malonu, kad galime vėl dar vieną savaitę sutikti su didesniu sąmoningumu, išmintim. Sveika Lina, seniai matyta, ruošiesi jau į Egiptą tikriausiai. Sveika Živilė, ačiū, malonu, kad jungiatės ir iš tikrųjų gera matyti jūs visas. Ir kai jūs jungiatės, galite rašyti, nes tikrai yra malonu, kada galime gyvai bendrauti šitoje rubrikoje, nes kuo toliau, tuo labiau tai tampa tarsi kažkokia tradicija, mūsų ritualas, įprastas vakaras. Sveiki besijungiantys, visi labai malonus, sveika Audronė, sveika Diana, sveika Danutė, sveiki mėlieji, nes iš tikrųjų gera šitą vakarą vėl pradėti čia kartu su visais ir visomis. Ačiū Jums, kad esate jūs, ačiū Živilė už dėkingumą ir aš jaučiu tikrai didžiulį palaikymą mūsų šitoje kelionėje, kad ir kas be ateitų, iš tikrųjų gera ir malonu, kad yra tiek mūsų čia daug ir tiek daug dėkingumo, ypatingai šį vakarą kažkaip jaučiu jūsų stiprų palaikymą. Tai nors esu viena namuose, man atrodo, kad aš esu su visais jumis čia, sėdėdami tarsi kokiam nors jaukiam rate ir vartydami savo sielos aritmetikos rubriką. Tai yra tas vakaras, ta erdvė, kada mes galime susijungti ir spręsti vieną arba kitą gyvenimišką klausimą truputėlį iš kitos apimties arba truputėlį iš didesnio sielos įžvalgų, o sielos įžvalga yra išmintis, yra ne tik žinios, tai yra gyvenimiškos patirtis, kurios susideda iš daug dalykų, ne tik faktų, diplomų, uždirbtų pinigų, pagimdytų vaikų, bet žymiai gilesnės gyvenimo misterijos. Todėl labai didžiuojuosi už jūsų drąsą rašant klausimus ir jūsų kantrybę, kada į juos atsakinėju, nes visada viskas vyksta labai gyvai, labai spontaniškai, ekspromtu ir kiekvieną kartą priklausomai nuo mūsų bendros įsijungiamos erdvės mes galime atsakyti vieną ir kitą klausimą. Mes sakau, nes erdvė yra viena ir per mūsų, kaip sakoma, išminties atsidarimo erdvę mes galime išgirsti savo atsakymą į bet kokį klausimą, nes kiekvienas iš mūsų mes sprendžiame savo gyvenimo užduotis, kurios atrodo labai skirtingos, bet jos labai panašios. Iš tikrųjų, nes gyvenimo arba visatos arba Dievo siunčiami uždaviniai yra panašus, nes mes esam žmonės, mes visi turime tam tikras užduotis priklausomai nuo mūsų sielos arba išminties lygio, juos skirtingai sprendžiame. Todėl be galo malonu, kad šiandieną mes galime spręsti dar vieną užduotį, kurią mums padovanojo Kristina. Kristina rašo iš Portugalijos ir labai dėkoju jai už klausimą, kuris irgi labai naudingas, man atrodo, gyvenimiška prasme. Taigi Kristina rašo: Labą dieną, ieškau patarimo ar įžvalgų. Turiu 2 vaikus, gyvenu Portugalijoje, su draugu 6 metai esame kartu. Paskutiniai porą metų pokyčiai dėl visko. Kaip man jį vėl iš naujo pamilti. Nebežinau, ką daryti, atrodo, nekenčiu jo. Noriu viską mesti, išvykti kitas šalis su savo vaikais. Ačiū labai, Kristina, už tavo drąsą, už tavo atvirą širdį, pasidalinant tai, ką tu jauti. Jeigu pastebėjote, tie, kurie esate čia ir tikiu, kad esate dėmesingi gyvenimui ir jautrus, energetiškai jautrus erdvei, tai šis paskutinis mėnulis, pilnaties mėnulis, buvo vienas iš stipriausių ir šis mėnulis, kaip užfiksuotai, pirmą kartą buvo taip arti Žemės, buvo artimiausio atstumu nuo Žemės ir kiek pati patyriau per save, kiek girdžiu aplinkoje ir kiek daug vyksta
bent jau dvasinio energetinio išminties pasaulio įžvalgose, tai šis mėnulis supurtė tikrai ne vieną gyvenimą. Aišku, mes tam buvome irgi ruošiami ir visa planetos sistema, tai ką egiptiečiai visą laiką pagal ką gyveno Saulę, Mėnulį ir visas kitas planetas, žinome, veikia mūsų sistemą. Kodėl? Todėl, kad mes gyvename, visa planetos ir visatos išsidėstinimo sistema yra būtent mini sistema mūsų planetų ir visos visatos mumyse. Todėl mūsų mini pasaulis, mikropasaulis atspindi makro pasaulį, tai yra išorinį pasaulį. Dėl to labai labai svarbu atkreipti dėmesį į mūsų tą vadinamą mikropasaulį, tą išminties, tą vidinį pasaulį, kuris vienareikšmiškai atspindi mūsų išorinį pasaulį. Todėl Kristinos klausimas ir nuoširdus išsakymas jos pačios jausmų savo antrajai pusiai, jog pastarėjai 2 metai purtė ir mėtė ir vėtė jų šeimą taip, kad šiai dienai Kristina jaučiasi, jog net nekenčia savo antrosios pusės ir norėtų susidėti daiktus ir dingti iš to šalies, kaip jinai minėjo. Bet kita pusė jos nori pamilti tą žmogų per naują. Ir ką daryti tokiu atveju, kada mes matome, jog mūsų pačių pastatyta arba pritraukta situacija, kuri kažkada mus traukė ir kažkada mes jos norėjom, gali mums visiškai apsikeisti ir mes galime į visą tą situaciją pažiūrėti su žleikštuliu arba su nepasitenkinimu arba su norėjimu dingti iš tos situacijos. Vėlgi, tai yra mūsų didžiulis veidrodis arba kiekviena situacija, ypatingai jeigu imsime meilės reikalus, yra didžioji užduotis mūsų gyvenime. Ypatingai, kada mes jaučiame trauką tarpusavyje, ypatingai, kada prasideda visas romanas, kada prasideda meilės istorija, mes turime suvokti iš anksto, jog meilės istorija arba prasidėjęs ryšys yra iš karto 2 užduočių, reiškia 2 pamokų santuoka, arba tai yra susibūrimas tam, kad galėtume pamatyti, išmokti ir atveidrodžiuoti vienas kitam. Todėl, Kristina, kadangi jūsų gyvenime, kadangi jūs susilaukite 2 vaikus, 2 vaikų ir aš tikiu, kad jūsų gyvenime buvo daug nuostabių akimirkų ir šitas žmogus atėjo į tavo gyvenimą nebereikalo, tu lygiai taip pat atėjai į jo gyvenimą nebereikalo. Kodėl? Tam, kad galėtumėt iškristalizuoti savo situaciją, savo asmeninę situaciją, tai yra vidinė situacija, kodėl mes esame šioje žemėje arba šiame gyvenime, tai tikrai, patikėkit, tikrai bent jau tie, kurie eina giliau į gyvenimo prasmę, mes netėjome čia vien tik pasiekti karjerų, uždirbti, pagimdyti vaikus ir išeiti iš čia. Taip, mes atėjome auginti savo išmintį, savo esmę, suvokti, perprasti gyvenimo misteriją ir tą prasmę. Ir tos prasmės ateina per mūsų vadinamas užduotis, kurias mes patys savo suorganizuojame per skirtingas situacijas. Todėl grįžtant, Kristina, prie tavo situacijos, šie 2 metai, kurie supurtė jūsų santykius, tai yra tam, kad galėtumėt pamatyti ir pažvelgti į save iš arčiau. Komforto zonoje mes neaugame, komforto zonoje mes negalime pamatyti nieko ir išvelgti savyje nieko, ką mes galėtume išmokti iš to, arba ką galėtume paleisti, arba ką galėtume praeiti, taip, nes mes nešiojamės didžiulės kuprinės pasąmoninės arba netgi nesąmonės atminties, kurioje vyksta labai daug reikalų, kuriuos mes pritraukiam per skirtingus žmonės ir skirtingas situacijas. Tie žmonės gali atrodyti visiškai ne prie ko, ar nepažįstami, arba pikti, arba geri, nesvarbu, kas tai yra, bet tie žmonės yra visi mokytojai, žinutės nešėjai ir veidrodžiai. Taigi, mūsų mikro visata atspindi makro visatą. Mūsų mikro pasaulis, tai yra mūsų vidinė energetinė būsena, atspindi išorinę energetinę būseną. Ir aš pasirinkau, Kristina, tavo klausimą, dėl ko ir duodu apimtį tiesiai per aplinkui eidama link atsakymo, nes šiandieną kaip tik kalbėjausi su viena iš kolegių apie jo sutuoktinį. Čia Ibicos saloje. Ir jo sutuoktinis yra nuostabus vyras, nuostabus, fantastiškas tėvas, bet jai trūksta
seksualinio dėmesio iš to partnerio ir jinai nežino, kaip jam pasakyti, bando pasakyti, bet jisai nemato ir, žodžiu, viskas vyksta, tarsi pyktis vyksta. Kai mes ėjome giliau į pokalbį ir atidarėme, kuo toliau, tuo daugiau tos prasmės, ko aš noriu iš savanorių arba ko aš pykstu iš, ką aš noriu pasakyti savo šiuom pykčiu, jinai priėjo tą situaciją, jog pati suprato, jog yra nutolusi nuo savo moteriškos esmės, nuo savo moteriškos prigimties, nuo savo moteriškos atminties, nes moteris turi gyventi arba jos natūrali būsena gyventi yra gyventi malonume, gyventi seksualiniai energijai, kuri teka per moters kūną. Kada mes užsiblokuojam, tada bandome, mums tai labai nepatinka ir aišku bandome pamatyti kitame kaltę, kitame žmoguje. Taigi mes su savo šiandieną kolegę tiesiog atkapstėm labai gražią situaciją, padėjau jai atveidrodžiuoti tai, jog ne jos vyro priblėsęs seksualumas ją erzina, o ją erzina tai, jog ji pati užgesino savyje tą žiburį arba tą išmintį, prie kurios turi sugrįžti ir viskas išorėje vėl susitvarkys. Taigi, Kristina, grįžtant prie tavo klausimo, kaip jį pamilti, tai pirmiausia, atrasti tavo pamoką, atrasti savo pamoką, kas vyksta šioje situacijoje. Aišku, aš nematau iš tavo klausimo, negaliu pasakyti, paminėjai, jog 2 metai jau vyksta daug pokyčių ir daug visko. Aš tikiu, kad vyksta daug išbandymų, daug purtimų jūsų santykiuose, jūsų požiūriuose į pasaulį ir jūsų atspindžiai tave erzina jisai, aš tikiu, kad jam taip pat nėra malonu matyti tavo požiūrį arba tavo atgalinį ryšį vienom ar kitom situacijom. Ir kodėl tai vyksta? Tai vyksta tol, kol mes nepaleisime iš vidaus ir tol, kol mes nepamatysime, o kas vyksta su manimi. Todėl kiekvieną kartą, kada aš santykiuose, savo asmeniniuose santykiuose, ar su antraja puse, ar su draugais, ar su socialinė situacija, turiu erzulį, turiu pyktį, kada mane kažkas skaudina, arba kada aš nenoriu ko nors matyti, kada aš bandau kažką išvengti, arba kada noriu nuo kažko pabėgti, kas jau seniai buvo, nes kadangi suprantu, jog tai organizuoju aš pati iš vidaus ir nustojau, prisėmiau atsakomybę už tai, ką aš matau išorėje, prisėmiau atsakomybę, tai vyksta mano viduje, pradėjau tokiuose nemaloniuose situacijose žvelgti į savo vidų. Žvelgti į savo vidų ypatingai tada, kada mane ypatingai erzina viena arba kita situacija, būtent tuo metu. Kadangi tu esi su savo antraja puse, kaip suprantu, gyvenate vienoje patalpoje, aš manau, kad šita pamoka gali būti labai nuostabiai išspręsta, jeigu tu pažvelgsi ir prisiimsi atsakomybę, ne dėl to, kad aš kaltas, kažkas kaltas, niekas nėra kaltas. Mes galime pažiūrėti į šitą situaciją kaip į gyvenimo pamoką. Ir jeigu tu ruoši namų darbus, reiškia, jeigu tu žiūrėsi, kokiais atvejais tave antroji pusė erzina, ypač kada tu nori, kaip sakoma, kada tu ypatingai jo nekenti, tada ta neapykanta gali nepereiti į tave dėl savęs, taip ypač esą, bet tą neapykantą gali panaudoti kaip didesnį dėmesingumą žvelgiant į savo patirtis, reiškia į savo vidų ir stebėti, o kas tavyje tokio yra, kas tavyje vyksta tuo metu, kada tas žmogus būtent padarydamas vieną arba kitą situaciją, pasakydamas vieną arba kitą žodį, tave ypatingai erzina. Mažytė situacija, kad galėčiau, kad ne šakutėmis per vandenį šitoj situacijai, kadangi Kristina nedavė konkrečių situacijų, tai vėlgi norėčiau tik priminti tau neskubėk pabėgti, nes mes bėgdami nuo vilko galime atsirasti kaip ten sutikti mešką, taip? Lygiai taip pat kiekvienoje situacijoje aš stengiuosi niekada nebėgti nuo bet kurios situacijos, kurie nemaloni, kiek galima labiau į ją pažvelgti. Mažytės situacijos tokios kaip, tarkime, mano kelionė su seserim, kuri yra ypatingai tvarkinga, jinai mėgsta labai viską susirūšiuoti, susitvarkyti, susidėlioti ir lėtai organizuoti savo gyvenimą. Tuo atveju mano prigimtis yra visiškai kitokia, aš esu daugiau spontaniška ir darau viską paskutinę akimirką ir mano tvarka yra organiška ir visiškai kitokia negu mano struktūruota
broto sesers, dėl to labai dažnai pastebiu vieną situacijų, kada mes ruošiamės kažkur eiti arba kada mes turime kažką įsikurti, ypatingai keliaujant, aš pastebiu, kaip mane anksčiau pastebėdavau, dabar jau tą atradau ir pamačiau, kaip galima tą keisti, kaip mane tai erzina. Aš iš karto automatiškai, net negalvodama, pradedu tą žmogų auklėti. Auklėti, jog mes neturime laiko, kol jinai išsikraudinėja arba struktūruojasi savo daiktus, mes jau turėtume būti pasiruošusios, taip toliau ir panašiai. Nors iš tikrųjų, tas žmogus, tas sesuo, jinai suspėja visur viską pasidaryti. Problema yra tame, kad aš nenoriu pamatyti savo tvarkos, aš nenorėjau pamatyti savo struktūros. Dėl to tai, ką žmogus manyje rodo, jisai erzina mano pasirinkimą nematyti. Ir man primena, jog viskas, kas mane erzina išorėje, viskas yra viduje. Ir kai aš pamatysiu tai viduje ir pradėsiu su to dirbti, arba bent jau turėsiu tą savo rankose, tas žmogus nustos mane erzinti ir galbūt tas žmogus pradės mane netgi mokinti. Šiuo atveju, Kristina, kadangi jūsų santykiai, aš tikiu, gali būti ir išblėsusi situacija, išblėsusi santykiai meilės prasme, kadangi tu sakai, aš jo nemyliu, net dažnai atrodo, jog nekenčiu. Vėlgi, kaip įsimylėti iš naujo, kai tu paklausai šitą klausimą, taip jį ir pavadinau, iš tikrųjų skamba įkvepiančiai, bet dažnai čia norėčiau perfrazuoti šitą klausimą, kaip įbristi į tą pačią upę antrą kartą. Gyvenimas, kaip ir upė, kaip ir visata, jo esminis principas keitimasis, taip? Kintamumas. Nieko nėra fiksuoto. Materialaus pasaulio iliuzijoje viskas yra fiksuota. Taip, laikas, materija, reiškiasi trumpalaikiškumas, tai reiškiasi mes įsitikinę savo iliuzijose, jog žmogus yra mirtingas, jog mes mirsime, jog mes gyvename vieną kartą, kas nėra tiesa. Taip, ką galėsime pažiūrėti giliau į tą, reiškiasi, į mūsų sielos amžinumą sekantį kartą, bet esmė yra ta, kad mes įsitikinę, jog viskas, ką mes matome išorėje, yra taip, kaip matome, vietoj to, kad suvoktume, jog viskas, ką mes matome išorėje, tai yra tai, ką mes sukūrėm iš savo vidaus, iš savo įsitikinimų, iš savo energetinės vibracijos, iš savo pamokų, iš savo, reiškiasi, situacijų, kurias mes išmokom ir kurių dar neišmokome. Todėl šioje vietoje labai linkiu, Kristina, nepabėgti iš šitos situacijos, pamatyti, nepriversti save būtinai pamilti tą žmogų. Galbūt jūs nieko bendro daugiau ir nebeturėsit su tuo žmogumi, bet šiuo metu tu turi labai didelį sąryšį su tuo žmogum, tai yra pamatyti, kas per pamoka ir kas per situaciją jūs privertė susitikti. Kodėl jūs susitikote ir ką jūs turėjote išmokti? Taip, jūs susitikote tam, kad sulaukti 2 nuostabių vaikų, bet ar tik tam? O gal jūs susitikote ne tik gal, bet pažvelkite, kodėl, kokias pamokas šitas žmogus tau gali atnešti, kad tu galėtum pamatyti ir išlaisvinti save nuo jų. Nes jeigu tu pabėgsi iš šitos situacijos, būtinai prisitrauksi vienaip ar kitaip, anksčiau ar vėliau kitą partnerį, kuris tau rodys būtent tas savybės, kurių nenori matyti. Tas žmogus, kuris nesąmoningai veidrodžiuoja mums savo savybės, jis nėra mokytojas, guru, kuris viską žino ir yra teisus. Ne, jisai turi savo klaidas, jis turi savo pamokas ir jį erzina ir skaudina kitos jūsų savybės. Tavo, tarkim, šiuo atveju, Kristina, savybės. Dėl to mano atžvilgiu, kada aš prisimenu, paimsiu savo pavyzdį, gyvenimo pavyzdį, kada aš buvau su savo antrąja puse ir mūsų santykiai buvo labai nuostabūs su mano buvusių partnerių, iki dabar mes esam nuostabi draugiška pora, tai yra draugai santykiai tokie, kad mes tapom sielos kolegomis. Tai tuo metu, kada aš su juo gyvenau, auginau jo dukrą ir buvome kartu, labai daug dalykų mus traukė ir vienijo. Ir buvo dalykų, kurie mus erzino ir žinoma, skaudino. Ir kai aš supratau savyje,
kas per dalykai mūsų vienijo ir pritraukė ir kas per pamokas turėjome mes išmokti, tik tada aš galėjau išsilaisvinti iš to, kas mane erzino jame. Kada aš supratau, jog aš turiu išmokti santykį su, reiškia, iš vaikystės prisimenu santykį su tėčiu, taip, su tėčiu, kur buvo santykis ne iki galo išreikštas iš mano pusės, taip, tada persidavė santykis su vyrais, su kolegomis, su draugais, taip, su vyriškąja pusė. Tada aš supratau, jog mes prisitraukėm lygiai tokią pačią pamoką, kadangi jo santykis su mama irgi buvo neišreikštas, todėl mes turėjom didžiulę trauką tam, kad išmoktume tą pamoką. Kada mes tą pamoką išmokom, mes supratom, kad mūsų santykiai kaip partnerių, kaip mylimųjų baigėsi ir prasitęsė į santykius kaip kolegų ir draugų. Todėl, Kristina, šitoje vietoje galbūt jūsų santykiai kaip mylimųjų ir meilužių gali būti ir baiginėjasi, bet bėgti šitų santykių su neapykanta ir su nuoskaudomis tikrai nerekomenduoju. Rekomenduoju pasiimti iš šitos situacijos kiek galima daugiau įžvalgų, kiek galima daugiau suvokimų, kodėl vis dėlto jūs susitikote su savo antrąja puse, sulaukdami dviejų nuostabių vaikų ir galbūt, kada pradėsi žvelgti į save ir pažiūrėsi, ką vis dėlto kurioje vietoje gali save išlaisvinti tam, kad galėtum išlaisvinti kitą, galbūt jūsų santykiai pasikeis. Pasikeis įsimylėjimo prasme, kad vėl grįšite gerbti ir mylėti vienas kitą, arba pasikeis į tai, kad jūs gerbsite vienas kitą kaip draugai, kaip partneriai ir nuo to vaikai nenukentės. Dėl to labai svarbu žvelgti į save. Mėlėjai ir mielosios, mums be galo svarbi situacija yra ypatingai šiuo metu, kada energetinė vibracija didėja, kada atsakomybė už savo gyvenimą, už savo mintis, už savo prisimtas pamokas, jinai didėja. Ir aišku, veidrodžiai, jie kuo toliau, tuo labiau stiprėja. Ar tai būtų finansinė situacija, ar tai būtų meilės situacija, ar tai būtų mūsų šeimyninė dvasinė padėtis. Nereikia matuoti išoriškai, kas man įvyko, reikia žiūrėti, o kas vyksta manyje ir kodėl aš turiu šitą situaciją ir ką aš galėčiau padaryti šitoje su savimi arba ką aš galėčiau pamatyti ir kaip aš galėčiau savo padėti, kad galėčiau išlaisvinti save nuo vienos arba kitos nemalonios situacijos, kurie šiuo metu mane skaudina, mane erzina ir mane leidžia ramiai gyventi. Tad ačiū už sąmoningą arba išmintingą klausimą. Žinau, jog žinome, kad materialiam pasaulyje yra labai paprastas momentas, kaip tai padaryti, nes mes materialiam pasaulyje turim viską tiksliai sufokusuotą, o dvasiniam pasaulyje mes turim išmokti kantrybės, mes turim išmokti lavinti savo įžvalgą ir turim išmokti meilės, ypatingai tokiose situacijose, kada mes esame santykiuose su kitais. Tad, Kristina, ačiū už tavo tokią pakeltą temą. Šiuo atveju, ką daryti, dažniausiai tai yra didžiulis mokslas, tai yra gyvenimo būdas ir kelias, kaip pažvelgti į save. Tai yra pirmiausia per meditacijas, taip, kurias galite pasižiūrėti leonorabijų.com online puslapyje, yra nemokamų meditacijų, galite įsigyti meditacijos už nedidelę kainą, kurios yra skanavimo meditacija, rytinė, vidudienio meditacija, vakaro meditacija. Ką meditacijos gali padėti? Mums gali padėti tapti truputėlį dėmesingesniems savo kūnui, savo energijai ir žinoma savo mintims. Tik tada, kada mes atsitapatinsim nuo savo minčių, tik tada realiai mes pamatysim, kas iš tikrųjų vyksta. Nes tai, ką mūsų mintis galvoja, tai, ką mūsų kūnas jaučia, tai nereiškia, kad yra mano tikroji esmė. Mano tikroji esmė yra už viso to. Dėl to mes galim pasimti vairą į savo rankas tik tada, kada mes būsim jau savininkai savo emocijų, savo minčių ir savo pojūčių. Tad meditacijos, vėlgi,
Dvasinis kelias yra ilgas, dėl to aš esu dėkinga savo dvasiniu keliu ir savo įžvalgom, kurios išlaisvino mane labai nuo daug labai situacijų. Ir dėl to sukūriau online mokymų kelionę į save programą, kurioje galima nebūtent susitinkus su manim ar nevažiuojant kažkur, tiesiog įsigijus online mokymų kelionę į save programą, galima namuose po truputėlį tobulėti ir žvelgti į gyvenimą truputėlį vis plačiau ir aišku, žiūrint į kiekvienos dalyvės atgalinį ryšį, aš matau, kiek daug pradeda atsidaryti mūsų gyvenime atminties ir išminties apie mūsų pačių gyvenimus, apie mūsų pačių pamokas. Tai reikia tam laiko, kantrybės ir meilės. Tad jeigu jūs susidomėjot online mokymų kelionė į save, programa būtinai uždėsime linką nuorodą viršuje. Galite žvilgterti ir pastebėti, jog ten tikrai yra daug ką nuveikti ir tikrai daug ką pamatyti. Kvėpavimo praktikos, meditacijos, paskaitos, klausimai, atsakymai, daug įžvalgų, kurios gali atnešti nuostabių dalykų. Aš visada noriu priminti jums vieną dalyką, jog aš negimiau žinodama ir visko mokėdama ir iki dabar visko nemoku ir mokausi pati, bet kiekvienas žingsnis į save mane laisvina ir laisvina kitus aplinkui. Kodėl? Todėl, kad į tas pačias situacijas aš pradedu pažvelgti vis kitaip, vis plačiau, vis iš aukščiau, vis lengviau ir vis suprantu, kad nėra padėties be išeities. Mes galime išeiti iš pykčio, mes galime išeiti iš neapykantos, mes galime išeiti iš užburto to vadinamo rato, kada mūsų partneriai kartojasi, mūsų momentai vis pritraukia mus prie tų pačių nuoskaudų. Aš noriu pasakyti, kad jeigu drąsiau žvelgsime ir duosime savo galimybę truputėlį iš šalies, galbūt išminties, kuom pasitikit, arba vedlių, kurie jūs įkvepia, jūs galite vėl atsiminti tai, ką jūs seniai mokėjote - mylėti, žvelgti į save ir išgirsti ne iš proto, o iš širdies. Tad ačiū labai, ačiū už šitą klausimą. Linkiu tau, Kristina, didžiulės drąsos, daug įžvalgų. Žvilgterk į online mokymų kelionę į save programą ir visiems linkiu tai padaryti, nes ten pirmiausias dalykas yra išminties kelionė į save, kuri atnešė man didžiulę laisvę ir žinoma kūrybą savo svajonių gyvenimui. Nes jeigu mes neišsilaisvinsim iš savo senų įpročių arba senų matymų, kaip mes matome pasaulį, mes negalėsime sukurti naujo. Taigi, Laura kažką rašo. Ačiū už tavo ramybę, šilumą, patarimus. Ačiū tau, Laura, ačiū visiems ir ačiū už kantrybę, nes išminties atsakymai nėra 1, 2, 3. Išminties atsakymai yra apie tai, jog kiekvienas žodis pasiektų jūsų prisiminimus, jūsų išmintį, neišmokinti kažką naujo, nes mes kalbamės tie, kurie jau prisimenam, arba tie, kurie žinom, kad kažką žinom, net nežinodami to. Tad aš apie tą išmintingą, nemirtingą sielą, kuri atėjo čia augti, mokintis ir praeiti visus limitus, kurie yra limituojami žmogaus proto ir užėjus už kontrolės atrasti tą laisvę, gyvenimišką laisvę ir meilę. Mes galime mylėti visus. Mes galime mylėti savo buvusius, savo būsimus, savo dabartinius žmonės, vyrus, meilužius, draugus, priešus. Nes nėra tokių dalykų, kas yra neįmanoma pamilti arba neįmanoma atleisti. Galima bent jau atleisti. Nereikia visų mylėti. Yra daug nuoskaudų ir neteisybė šiame pasaulyje, bet atleisti dėl savęs, dėl savo sveikatos ir išsilaisvinimo yra, sakyčiau, privalu, taip kaip jūs mokinate savo vaikus valytis dantis arba prausti savo kūną, lygiai taip pat energetiškai mes turim mokintis to švaros, atleisti ir išsilaisvinti save ir žvelgti į save kuo toliau, tuo nuoširdžiau, reiškia, tuo labiau apnuogintai. Tad dėkui visiems savo mokytojams, kurie mus moko ne visada užmigti ir mus, kaip sakoma, mus stumia į tas skausmingiausias vieteles tam, kad galėtume išsilaisvinti iš jų. Tai šiandieną už tai ir
ir švenčiu tą sąmoningumo vakarą kartu su jumis ir prieš atsisveikinant noriu atversti mūsų vieną iš išminties arba sąmoningumo frazės iš sielos aritmetikos rubrikos, kurią kartu atversime čia ir dabar. Ir puslapis, palaukit, čia yra praktikos, kur mūsų čia koks puslapis, 96 puslapis ir paryškinta frazė būtų tokia: kai tiksliai žinome, ko norime ir kur mums reikia, pradedame matyti ir būdus, kaip ten patekti ar kaip tai gauti. Jeigu tiksliai žinome, kad norime išsilaisvinti iš būtent tos būsenos, kuri mus erzina, kuri mus kankina, mes rasime būdus, kaip iš jos išeiti. Ten, kur dėmesys, ten ir energija. Koncentruokimės į tai, ko norime, o ne tai, kas vyksta šiuo metu ir ko mes nenorime. Jeigu man piktas, skauda, negera ir jaučiu neteisybę viduje, aš kreipiuosi į save ir klausiu, o kodėl aš sukūriau tokią situaciją, kuri mane priverčia jaustis taip? Kas manyje viduje yra tokio, kad ši situacija mane liečia? Kodėl ne visą pasaulį liečia, o mane? Todėl, kad šiandienai aš esu pasiruošusi pamatyti kažką tokio naujo savyje, ko niekada iki šiol nemačiau. Dėmesingumo, meditacijos, ramybės, kvėpavimo ir, aišku, atlaidumo savo ir kitiems. Gero mums vakaro, iki pasimatymo ir kas norės susitikti gyvai Vilniuje, Lietuvoje, visiškai netikėtai nusprendžiau ir esu pakviesta atvykti į Lietuvą vasario 15 dieną Kempinski viešbutyje. Vyks nuostabus renginys, kuris vadinasi Sąmoningo verslumo arba Sąmoningos veiklos renginys Be One G One konferencija, Buy One Give One konferencija, į kurią atvyksta tarptautiniai lyderiai kaip Paul Dunn ir Masami. Ir šiame renginyje aš irgi taip pat kalbėsiu ir šiame renginyje mes turėsim galimybę susėsti prie vieno stalo ir pabendrauti. Ir po renginio taip pat turėsiu laiko pabendrauti su visomis ir visais, kas nori prisijungti prie šitos nuostabios sąmoningos veiklos, kuris sujungs bendraminčių ratą tiek vyrų, tiek moterų. Tad laukiu visų vasario 15 dieną prisijungti prie šio renginio. Daugiau galėsit paskaityti nuorodoje, kurią pridėsiu irgi viršuje prie šios temos. Ir iki pasimatymo. Gero mums vakaro ir gražios savaitės. Ate.